Visų pirma, sveikinuosi su visais, kurie nusprendė išklausyti šios mokymus ir išmokti šitą naujo. Jei jau kurį laiką kirba mintis, kad norite išmokti naudotis e-biblioteka, šie mokymai kaip tik jums. Patogiai įsitaisykite ir besiklausydami bandykite perprasti, kaipgi veikia ši sistema. E-biblioteka tai didžiausia bibliotekų sistema Lietuvoje, vienijanti daugiau kaip 1200 bibliotekų. Šioje sistemoje rasite daugiau kaip 10 milijonų skirtingų išteklių – knygų, periodinių leidinių, vaizdo ir garso įrašų, žemėlapių, elektroninių leidinių ir gausybę kitų. Jei norite pradėti naudoti šią sistemą, pirmiausia reikės prie jos prisijungti. Nuo to ir pradėkime. Naršyklės paieškos laukelyje įrašykite e-biblioteka LT. Ir paspauskite Enter. Kai užkraus pagrindinį puslapį, viršuje dešinėje pusėje spustelkite meniu mygtuką Prisijungti. Kaip matote, čia yra meniu juosta, čia mygtukas Prisijungti. Jei naršyklės langas yra mažesnis ir meniu juostos nematome, tuomet matysite mažą meniu mygtuką, kaip kad dabar matote pas mane. Paspaudžiate jį, išsiskleidžia meniu ir tuomet galite pasirinkti tą patį Prisijungti. Tačiau, kad dabar viskas būtų aiškiau, jungiame didelį vaizdą ir pradedame prisijungimo procedūrą. Kai paspausite prisijungti ir užkraus prisijungimo langą, pamatysite visus būdus, kuriais galite prisijungti prie e-bibliotekos. Šių būdų yra 4. Pirmasis, naudojant naudotojo vardą ir slaptažodį. Jei niekada nesate jungęs prie šios sistemos, jūsų naudotojo vardas bus toks pat kaip jūsų skaitytojo pažymėjimo numeris, o vienkartinį slaptažodį jums sugeneruos bibliotekos darbuotojas. Prisijungę galėsite slaptažodį pakeisti į jums patogesnį. Antras variantas – jungiantis per elektroninius valdžios vartus. Spustelkite mygtuką L valdžios vartai ir pasirinkite savo banką. Sakykime, mano bankas yra Swedbank. Spausdinu Swedbank ir jungiuosi kaip įprastai jungčiausi prie bet kurios kitos sistemos, prie kurios jungiuosi per elektroninius valdžios vartus. Dar 2 variantai yra jungtis su Google ar Facebook, kaip matote čia. Čia prisijungimas su Google, o čia su Facebook. Tačiau jais naudotis galėsite tik tuomet, kai prisijungsite vieno iš pirmiau minėtų būdų ir savo e-bibliotekos paskyrą susijęsite su Google ar Facebook. Tiek prisijungimo su Google, tiek su Facebook galimybės aptarsime vėliau, o dabar keliaukime prie pirmojo varianto ir pabandykime prisijungti su skaitytojo pažymėjimo numeriu ir bibliotekos darbuotojo sugeneruotu vienkartiniu slaptažodžiu. Laukelyje naudotojo vardas įrašome savo skaitytojo pažymėjimo numerį. Aš įrašysiu Saviškį. Kaip matote, jis yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O laukelėje slaptažodis man reikia įrašyti bibliotekos darbuotojo sugeneruotą vienkartinį slaptažodį. Dažniausiai šie slaptažodžiai yra gana sudėtingi, tad veskite jį atidžiai. Darbuotojas šį slaptažodį jums gali pasakyti nuėjus į biblioteką arba paskambinus telefonu. Taigi, maniškis sugeneruotas slaptažodis yra mažoji V, didžioji W, vienetas, mažoji O, didžioji S, žvaigždutė, mažoji I, didžioji Q, grotelės ir galiausiai skaičius 9. Ir dabar aš spaudžiu prisijungti. Jūs taip pat. Kai prisijungsite naudodami vienkartinį slaptažodį, sistema automatiškai jūsų paprašys jį pakeisti. Atsiras lentelė ir ten atsiradusioje lentelėje viršuje turėsime įrašyti savo naująjį slaptažodį, o apačioje dar kartą jį pakartoti ir taip užtvirtinti. Nepamirškite, kad savų slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 8 simboliai, iš kurių vienas būtų didžioji raidė, antras skaičius ir bet koks specialusis simbolis, pavyzdžiui, žvaigždutė. Kai išsaugosite naują slaptažodį, bus užkrautas jūsų paskyros pagrindinis langas. Taigi, bandome saugų slaptažodį susigalvoti. Sakykime, aš sugalvoju pavasaris iš didžiosios, tai bus didžioji P, vasaris, tuomet vienetas ir žvaigždutė. Šioje vietoje aš slaptažodį dar kartą pakartoju
pavasaris iš didžiosios, vienetas ir žvaigždutė. Ir kai jau įrašau savo slaptažodį, spaudžiu pakeisti slaptažodį. Ir kaip jau minėjau, tuomet jūs prisijungsite prie savo paskyros. Kai prisijungsite, meniu juosta arba išsiskleidžiantis meniu išliks beveik tokie patys, kaip iki prisijungimo, tačiau pamatysite, kad atsirado jūsų vardas ir pavardė. Kaip matote, meniu juosta beveik tokia pati, bet čia yra mano vardas ir pavardė, taip pat turėtų matytis ir jūs išgiai. Kai paspausite ant savo vardo ir pavardės, išsiskleis papildomas meniu, kur matysite tokias skiltis kaip pranešimai, mano paskyra ar atsijungti. Kai prisijungiate pirmą kartą, labai rekomenduojame pirmiausiai spustelti ant skilties mano paskyra ir pasitikrinti, ar visi jūsų duomenys yra teisingi. Spaudžiame ir žiūrime. Čia pateikiami pagrindiniai mano duomenys. Tada žiūriu prisijungimo informaciją, viskas kol kas gerai, pažymėjimo numeris. Čia galima pakeisti slaptažodį. Dešinėje pusėje matote laukelius socialinių tinklų paskyros. Jei ateityje norėsite jungtis su Google ar Facebook, tuomet čia reikėtų paspausti mygtuką susieti. Pavyzdžiui, su Google mano paskyra jau yra susieta, su Facebook dar ne. Tai spaudžiant mygtuką susieti ir svetainė automatiškai susieja sistemą su mano Facebook paskyra ir ateityje prisijungimas bus daug paprastesnis. Galėsiu jungtis su Google, su Facebook, su slaptažodžiu arba per elektroninius valdžios vartus. Taip pat rekomenduojama pasitikrinti ir visą kitą savo kontaktinę informaciją. Čia matote visus pateikiamus duomenis. Jeigu kažką norite pakeisti, matote klaidą įsivėlusią, spaudžiate ant pieštuko simbolio ir tuomet galite redaguoti. Pavyzdžiui, matau, kad yra negeras nurodytas mano telefono numeris, tai pasižymiu jį ir įsitaisau į gerą variantą. Elektroninis paštas jau nurodytas, adresas geras ir jeigu viskas yra gerai, spaudžiu išsaugoti. Ir visi duomenys išsisaugoja. Atkreipkite dėmesį, kad norėdami naudotis visomis bibliotekos paslaugomis turite nurodyti savo telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Telefono numeris reikalingas naudojantis knygomato paslaugą ar bibliotekos darbuotojui prireikus su jumis susisiekti, o elektroninio pašto adresas reikalingas, jei norite gauti pranešimus apie knygų grąžinimo terminą ar rezervuoti leidinį. Elektroninio pašto adresą įrašykite laukelyje pagrindinis elektroninio pašto adresas. Labai svarbu, kad jis būtų būtent šiame laukelyje, nes jeigu įrašysite prie kontaktinio adreso, pranešimų tikrai jį negaus. Jei dar neturite elektroninio pašto ir nežinote, kaip jį susikurti, maloniai kviečiame išklausyti ir kitus mūsų internetinius mokymus, kaip susikurti elektroninį paštą ir juo naudotis. Spustelėjęs skiltį Mano biblioteka, matysite bibliotekų, kuriuose esate registruoti sąrašą. Mano atveju matome, kad esu registruota Marijampolės Petro Ročiūno viešojoje bibliotekoje. Jūsų atveju gali būti ir kitaip. Jeigu norite pridėti papildomų bibliotekų, galite paspausti mygtuką pridėti. Jeigu paspausite meniu skiltį skaitytojo pažymėjimas, tuomet matysite savo skaitytojo pažymėjimo elektroninę versiją. Tai matote čia. Jis reikalingas tuo atveju, jei sugadinote ar pametėte savo skaitytojo pažymėjimą. Galite paspausti ant mygtuko atsisiųsti PDF ir atsispausdinti šį failą. Ir tuomet jau jį naudoti kaip skaitytojų pažymėjimą. Žinoma, šį failą galite išsisaugoti ir savo telefone ir prireikus pasižiūrėję pasakyti savo skaitytojų pažymėjimo numerį bibliotekos darbuotojui. Skiltyje užsakymai matysite visą savo skaitymo istoriją. Taip pat galėsite pratęsti savo turimų leidinių grąžinimo terminą. Atkreipkite dėmesį, kad termino pratęsti negalėsite, jeigu nurodyto termino likusios daugiau kaip 10 dienų arba jei vėluojate grąžinti leidinį daugiau kaip 7 dienas. Vieno leidinio eilutėje kairėje pusėje matysite jo statusą – grąžintas, išduotas ar rezervuotas. Matome, kad yra išduotų, grąžintų, taip pat yra vienas rezervuotas. Išduotų ir rezervuotų leidinių eilučių dešinėje pusėje matysite tritaškį. Matome prie rezervuotų, prie išduotų.
kurį paspaudę galėsite arba pratęsti leidinio grąžinimo terminą, arba atšaukti rezervuotą užsakymą. Pavyzdžiui, turiu knygą Broliai liūtaširdžiai, likę 9 dienos, vadinasi, aš galiu pratęsti terminą. Ir kaip matote, paspaudžiu pratęsti ir rašo, kad terminas bus pratęstas iki kovo 8 dienos. Spragtelim ir terminas pratęstas sėkmingai. Lygiai taip pat galima ir atšaukti rezervaciją. Turime rezervuotą knygą Mįslingą Bilio Miligano istoriją ir jeigu paspaustumėt 2 taškelių ir žodelį atšaukti, tuomet šis užsakymas būtų atšauktas. Kai jau mokate valdyti savo užsakymus, pereikime prie leidinių užsakymų procedūrų. Jei žinote knygos, kurią norite perskaityti pavadinimą, įrašykite jį puslapio viršuje esantį paieškos laukelį. Pavyzdžiui, Erškėčių paukščiai. Keliaujame į paieškos laukelį, dedam kursorių ir rašome Erškėčių paukščiai. Įrašę pavadinimą, spaudžiame Enter. Paieška išmeta visai nemažai rezultatų ir jeigu pamatysime, kad įrašų yra labai daug ir nerandame tai, ko mums reikia, galima pasinaudoti kairėje puslapio pusėje esančiais filtrais ir šiek tiek sumažinti paieškos rezultatus. Mes žinome, kad norim, kad tai būtų spausdintas variantas, ne garsinis, ne elektroninis, tai galim pažymėti spausdintas ir paspausti mygtuką filtruoti. Taip bus truputį mažiau. Kiekvieno leidinio viršuje matysite leidinio tipą ir formą. Atkreipkite dėmesį. Jeigu mes norim, kad tai būtų knyga ir tai būtų spausdintinė knyga, taip ir turi parašyti, kad tipas yra knyga, forma yra spausdinta. Nes matot, pirmas įrašas, tipas yra natos, o forma spausdinta. Kadangi mums reikia knygos, o ne natų, renkamės antrąjį variantą. Toliau po tipo ir formos dar yra pateikiamas knygos pavadinimas, knygos autoris ir publikavimo duomenys. Taip pat matote ir knygos statusą. Jis gali būti yra bibliotekoje, planuojama išleisti. Žinoma, gali nutikti ir taip, kad jūsų norimo leidinio šiuo metu bibliotekoje nėra, nes visi egzemplioriai yra paskaitytojai. Sakykime, norite užsisakyti knygą Apšviestoji. Įrašote į paieškos laukelį, spaudžiate Enter. Tada žiūrite, jums reikiamos leidinio formos, randame knygą su nuotrauka, tipas knyga, formas spausdintinis, vadinasi, mums tai yra tinkamas variantas. Ir mes spaudžiame akies piktogramą, mygtuką užsakyti ir tada matome, kad ši knyga yra laisva keliuose filialuose, tačiau man filialai, pavyzdžiui, nėra tinkami, man reikia, kad knygą pasiimti galėčiau lankytojų aptarnavimo centre, bet jo šiuo metu nėra laisvo. Tokiu atveju spaudžiu rezervuoti ir dar kartelį mygtuką rezervuoti. Čia yra nurodomas automatiškai elektroninio pašto adresas, kuriuo gausite pranešimą apie tai, kad knyga yra rezervuota ir dar vieną po to, kai arba pasikeis statusas jūsų laukiančių eilėje, arba jau bus paruošta. Taigi spaudžiame rezervuoti ir ši knyga atsiranda prie mano rezervuotų užsakymų. Keliaujame į mūsų leidinius, matome, kad yra rezervuota knyga Apšviestoji ir ją galėsite atsiimti Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos lankytojų aptarnavimo centre.